Čia yra Norris dalis parko. Čia yra geizerių laukas didžiulis, labai gražus ir mes eisim dabar porcelianinio tokio baseino keliuku. Ir va ten žemyn nusileisim ir eisim tarp visų šitų gražių geizerių. Kur jisai va? Burundukas taip buvo? Pasislėpė? Ten po žemę? Maiška, matai. Maja, va čia, va jisai, va, žaliai. Matai? Žaliai, matai? Mažiukas burundukėlis. Gerai, tai mes va dabar jau kur atėjom. Čia labai rašo visur ženklai, kad pavojinga, čia gali lūžti ta žemė ir galima visą išvirti, jeigu tu čia įkrisi. Šiaip man šalia bėgėjo, tik tai nenueik nuo kelio, gerai, matyte, čia pavojingas žemė. Taip, arba jisai vadinasi burundukas. Žiūrėkit, kaip čia aktyvu. Čia jau tokie garai labai nesmulkus, net kaip jaučiasi kaip lytų į veidą. Ten labai gražus baseinėliai ryškiai, žiūrėkit, mėlyni, žali. Žiūrėkit, kaip intensyviai garuoja. O ten širdutės formos tokia skylė matosi, iš kurios intensyviai garai veržasi. O čia ir yra tokie daug spalvoti baseinai. Bet šitie tokios pieniškos spalvos, žalsvos, melsvos, jos vadinasi porcelianiniai baseinai. Nes jie tokie iš tikrųjų primena porcelianą. Bet yra ir iš kitos pusės jų. Ten kažkas labai smarkiai garuoja, reikia pasižiūrėti, va ten yra takas. Tokia kaip apžvalgos aikštelė baigėsi. Va, koks čia baseinas pakeliui, didelis ir gilus, ar ne, atrodo, matai? Aš manau, tavo va čia va. Tuoj. Va čia dar vienas porcelianinis baseinėlis. Labai gražios spalvos jau. You can tell how it's changed over time. Those guys right there. Yeah, it's Travis right. That's exactly what Travertine looks like. It's got that little nice smooth ledge across it. Yeah. Really pretty up there. Yeah. Be nice if you could actually see it. Right. This is your Are best. those drones allowed? Nope. Grand Prismatic. Their signs now. A couple of years ago. There's somebody's sunglasses down there. Gotcha. That's what lions eat a lot of. What are you doing? What about this show right here? This cool light. Can you go back? So those kids come on, little monkey.
matosi, kad viduje vaikščiojo. O čia sako, kad kaip gyvas termometras. Taip, labai gražu. Gyvas termometras yra žalios. Žali dumbliai, taip. Ir yra oranžinės bakterijos, priklausomai nuo temperatūros. Jie dominuoja. Pažiūrėkite, matot, žalia upė visiškai. Ir va čia dabar. Pažiūrėkit, kokia ryški žalia spalva. Bet tik viename upelėje, matyti, jisai bėga iš kitokios temperatūros šaltinio ir va čia visur matosi, susikerta įvairių spalvų upės. Šitas labai įdomus, gilus, susikalcifikavę ten viskas apačioj, gilus ir ramus toksai, bet matosi, kad šiltas garuoja, niekas neburbuliuoja. Labai gražus geizeris. Jis kartais purškia vandenį, kartais tik garuoja, vadinasi garlaivis. Garlaivio geizeris. O čia dar apačioj viskas. Jis kartais išsiverčia, bet labai nereguliariai. Praeitą kartą rašo, kad prieš 3 metus išsiveržė.